Labas rytas. Esu Mantas. Daug kas esat mane matę agroliutainė video YouTube'ai. Brolis išėjęs į atostogas trumpas, tai bandysiu aš pafilmuot ūkio darbus, šiaip gal šiokį tokį laisvalaikį, ką veikiam, ką užsiemam, ką dirbam, gal poilsiaujam. Tai tikiuosi, kad patiks jum ir žiūrėkit, lauksim komentarų. Keista filmuot save, jeigu atvirai, bet gal priprasiu. Po trumpo tokio prisistatymo einam, sutepsim pjaunamąją. Parodysiu šiek tiek. Nieko ypatingo, visi viską žinot, bet... Nėra tepalo. Na, viską kaip ir sutepiau. Vienas taškas, tik tai nepasitepė normaliai. Čia neina užkišt to angalio, tai pasikelsiu, palenksiu ir sutepsim ir tada atkabinsim. Tai va, šiaip ne taip atsijungiam. Reikėtų čia dar tą skylę gal kaplį vėliau uždėt, kad nelytų. Vis tiek ant lauko stovės dabar ilgai, tai va. Einam dabar kabintis šitą purkštuvą. O paskui pasikeisim dar gumytę filtriuko. Nuvažiavo tėvuks paimt. Tai parodysiu. Nesleidžia. Va, yra. Čia dedas tokie filtriukai. Ir dedas tokia apsauginė gumytė, kad neleistų. Tai jinai įtrūkus yra čia purškia. Matai, man tai kiek laiko reikia užimti? Nu ką, tai čia dabar. Palauk, čia atrodysiu. Ne. Na, kieko laiką? Kiek laiko? Filtrą parveži netoks. Šitą reikia. Kercherė 17 eurų. Kercherė. Va, nu ko reikia pradėti. Kam čia bus? Čia yra trišakis jau iškart integruotas ir su jungtim. Ai. Nu.
Viskas sukurta jau šis laikas. Nu, jau sukūrė žmogus, jau nereik tavo kūro, tik tai turėt orą, reikia orą. Tai va, 2 valandas ir dar gumikių, kurių nėra gumikių, ant rėseinių gumikių nėra žalių. Tai yra Flexas, tai yra Litagra, tai yra Saulėlydis, tai yra Skuba. 4 firmas nėra, saka, važiuok toliau. Taip. Atsinešėm įrankius, kėdę. Keisim peiliukus. Apsuksim į kitą pusę. Nu ką, baigiau šiaip ne taip ilgai čia užtrukau, bet greičiau nieko padaryti. Nu ką, kalkozas. Padarėt naudingą šiandien. Kavos atvėrėm. Va. Filtru. Atnešė alaus 100. Alaus būt gerai. Negalima darbo vietą. O po darbo? Po darbo ilsėtis. Ir rytoj vėl tas pats. Vergyje kažkokį. Negalim dirbti, plus 35 laukia. Taip, yra nesukurtos geras sąlygas. Ką? Nu? Dušnekas. Aneriukai. Eik. Nu ką, varysim žvėrį laukų. Čia atkraustysim padangas ir bandysim krutint. Tai gal laidus reikėjo uždėti? Tai ar įsikurs nuo laidų? Gal. Nauja mašina. Tai nauja mašina, kaip gal nesikurt. Dėk, greitai. Davai, nėr kada. Tai aš operatorius šiandien.
Nu tai va taip galim spręsti, kas čia dirbta mūkiai. Jo. Jo. Labiausiai. Jo. Nieka, karoči, per dieną nieka. Da ką padarau, tai da padarau. Tai čia. O, žiūrėk. Feraris, tuoj. Pliusas masė, pliusas. Ateik palaikysi biškį akumuliatorių. Bet kažko nėra kaip birkščiavimą, nereikal. Jaučiu, kad be šansų. Be šansų, ne? Manau. Ei, telefoną radau. Jo, iškrito man. Biškį palauk. Labai šaudžiu įsidėjau. Oho, gerėja, ką pajudinai? Nu davai, varyk. Žiūrėk, kažką klemo blogai, čia yra tos... Kaip naujas mašinas turi? Gal apie savo autoparką nori pasigirti? Yes. Bet, karočią, su ta balta, tik gazą spaudį iškartinai. Tik taip, kitaip negalinai važiuoti. Tik taip. Aš čia galvoju specialiai. Taip mašina važiuojamai. Ta mašina taip važiuojamai. Viskas, atjungiam fazę. Fazė į viskas, iki žiemos. Kuris lais čia nekontaktavo? Ta reikėjo pasukti stipriau. Viskas. Viskas, iki žiemos, amžinatelsi. Все. Atsukta. Atsukta. Nu. Barstytuvė. Rodom klasę. Ne. Šinėlį, ką? Kaip bus? Dėmesio jungiu. Tas pats garsas, nieks nepasikeitė. Visai daug vietos likę. Nu. Niekada vieni metai. Da vienas laimingas sezonas. Na ką, buvom namuose.
Oi, buvom namuose, valgiam, kavos atsigėrėm. Dabar yra pusė 9 vakare, važiuosim purkšt kviečių per varpą, pažiūrėt, ar pavyks mums šiemet klasę išlošt ar ne. Mikroelementais purkšim, tai pirmą sykį taip darysim. Gal pasiseks, bus matyt. Turim 105 hektarus. Labas rytas. Na jau nelabai rytas, bet vakar vėlai grįžau pusė 3 nakties, tik tai nepafilmavau purškimo. O mes dabar eisim, parodysiu fūrą, ką padarėm prieš technikinę. Varėm technikinę, nepravarėm, iškeikė, ten išjuokė. Tai dabar čia gerą mėnesį, po truputį vis tvarkiam defektus, tai parodysiu. Dabar po pupas vaikštau. Galiu parodyti, va, kaip pupas atrodo čia šalia tos mūsų bazės. Ganėtinai daug žiedų iš kiekvieną žiedelę. Turėsim pankštarą. Šiaip buvom žiauriai apdeginę pupas su dašu ir korumu. Kaip purškėm, įkelsiu nuotrauką, kaip vietom iš vis atrodė, lapelius užlankstė čia dabar. Atsigavusios yra. Bet šiaip tai, kad sumažinom būsimą derlių kažkiek, tai 100%. Tai va, einam prie fūros. Kas čia gyvena. Tai va, kalbant apie pačią puspriekabę, tai pakeitėm energikus paskutinių vatų ratų 2. Pakeitėm energikus, pakeitėm posparnį, guolį, šviesas aišku, tada ant pačios mašinos reikėjo purvasaugių, posparnis vėl, tada čia tečeva, meno kūrinys, baką perdažė, nudažė tvarkingai, duslintuvą turim naują, tada turim patį, nežinau ar matysis, patį vamzdį naują. Skaladės energikas naujas irgi. Įspūdingai jinai neatrodo, bet kol kas pagal ūkį tai ledas čia yra. Greičiau darbas, efektyviau, daugiau vežam. Tai dabar eisim į priekabos viršų ir bandysim susitvarkyti, va ten yra išlūžusias lentas. Čia tai bandysim padaryti kokią plokštę uždėti ar kažką, susitvirtinti ir tada būtų gerai prasyti pačius kampus iš vidaus, kad nebyrėtų. Šitą plokštę nieko gerai, bet bus gerai. Oho, va tas sulankstyts, vežėm žvyro, ekskavatoristas sulankstė. Kai kruojom, ten va gale reikės tus skudurus susitvarkyti, tarpus viską.
nelabai gražiai, bet laikys. Čia reikia susitvarkyti va kampą. Užsidėt geriausia va vėl tokį tik tai naują ir didesnį. Čia kaip buvo nupirkta, taip ir palikta. Ko ne vasara? Dar ir kokią vasarą? Čia kaip ir pasilygino, bet dabar čia reikėtų kažkaip įkišti. Kam naudot jėgą? Tai gali naudot protą. Nu, beveik lygiai, idealiai. Pastatom žvėrį į vietą. Šakas pamiršau nuleisti. Tai va, vamzdį įdėtas, lygus, gražus, neidealiai padarytas, bet daug geriau negu buvo. Tai va, purškimų vakar nepafilmavau, dienos neužbaigiau, bet užbaigsiu šiandien, 2 dienų čia tą medžiagą, gal vieną sudėsiu ar kaip, nežinau. O šiaip tai vakar daug pasidarėm, tai kombainą pasikūrėm, įsivarėm į didesnį angarą. Pradėsim žiūrėti, kas ten yra, tepalus išleido vakar. Tai va, nusimato kombainą tvarkims, bunkerys, kederis tikriausiai, golius pasižiūrėti, praseit. Ir daugiau nežinau, kol kas tiek, iki kito karto.